Padėklai. Jie yra labai svarbūs jūsų verslui. Bet ar juos sunku valdyti? Kiekvienam gamintojui ar platintojui brangu juos įsigyti. Skirtinga kokybė, skirtinga kaina. Ir jūs turite mokėti už jų surinkimą. Taip pat jūs turite juos surinkti, jei galite. Jūs turite juos patikrinti, sutaisyti sulūžusius ir nusipirkti daugiau. Kai turite jų per daug, jūs turite padėklų sandėliuoti. Kai neturite pakankamai, jūsų klientai gali likti nepatenkinti. Ir jūsų darbuotojai gaišta laiką visą tai valdydami. Ir dėl didelio sunkvežimių srauto teršiama aplinka. Ką galima padaryti kitaip? Esant tokiai tiekimo grandiniai, padėklai bus visur. Bet yra kitas sprendimas. Jis naudojamas įmonių visame pasaulyje. Tai vadinama padėklų pulingu. Įmonės naudoja aukščiausios kokybės standartizuotą įrangą. Taigi įmonės moka tik už tą laiką, kuomet naudoja padėklus. Pavyzdžiui, gaiviųjų gėrimų kompanija neturės per daug padėklų žiemą ir nepristigs vasarą. Bet padėklų pulingas nėra tik padėklų nuoma. Tai būdas, kaip tiekimo grandinę paversti efektyvesnę. ČEP. Kurkime efektyvesnę tiekimo grandinę kartu. čep.com